Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir šiandieną apie kelią. Dažnai mes užduodam savo klausimus vaikystėje, ko norėtumėm būti, po to suaugę galvojam, kuo norėtumėm būti. Ir aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į pasaulio daugialypiškumą ir kaip nereikia labai susisiaurinti savo kelio. Pavyzdys, kai aš buvau maža, aš nesimokiau tiksliųjų mokslų, man jie buvo neįdomus, aš mokiausi literatūrą, kalbas, užsienio, lietuvių kalbą labai mylėjau, kūriau eiles ir buvau labai kūrybiška. Bet svajojau aš būti gydytoja arba mokytoja. Gydytoja, kodėl aš negalėjau būti studijuodama mediciną, todėl kad aš esu srautas, labai intensyvus žmogus, man reikia labai daug pokyčių per trumpą laiką ir tas toks įkalinimas daug metų vienoje įstaigoje. Ir pagal mano kodą man tai nebuvo lemta ir aš būčiau tiesiog save kažkaip sulaužiusi. Bet aš sakiau, kad aš galėčiau gydyti arba mokyti, nes tame yra rūpestis. Ir ką aš darau šiandien? Aš nebaigiau pedagoginio, aš baigiau, jeigu imsim universitetą, tai yra Kauno technologijų universitetas. Aš nebaigiau, nesimokiau medicinos, bet aš galiu gydyti žmonės, gydyti žodžiu, gydyti savo žiniomis, gydyti savo energiją. Praktiškai šiandien esu savo pilnatvės taške, nes gydau ir mokau. Bet jūs suprantat, kad visai kitų dalykų eigoje arba mokymuose arba patirtyse aš atėjau į gydymą arba mokymą. Todėl, kaip ir sakiau pradžioje, nesusiaurinkim kelio. Viskas, kur mums reikia atsirasti, jeigu mes dėsim pastangas, būsim laisvi, drąsūs, prisimsim atsakomybės, nekenksim kitiems ir kitų neribosim, kursim ir save dieviškai suprasim gyvenime, mes vis tiek ateisim į tai, ką norim. Tai aš jums linkiu patikėti pasauliu ir dėti pastangas ir vienareikšmiškai ateisit ten, kur norit ateiti. Ačiū.